šventosios dvasios, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Ramybėje melskimės Viešpačiui. Viešpatie pasigailėk. Ramybės iš aukštybių ir mūsų sielų išganymo Viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Taikos visame pasaulyje, šventųjų Dievo bažnyčių klestėjimo ir visų vienybės Viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Už šią šventovę ir už tuos, kurie kupini tikėjimo, pamaldų ir Dievo baimės jo žengia, Viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Už mūsų arkivyskupą ir visuotinį patriarchą Baltramiejų, už garbingąją kunigiją, Kristuje tarnaujančius diakonus ir už visus bažnyčios tarnus bei Dievo tautą, Viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Už Dievo saugomą mūsų šalį Lietuvą, jos valdžią, kariuomenę ir visus žmones, Viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Už mūsų miestą, už visus miestus, šalis ir už tuos, kurie kupini tikėjimo juose gyvena, Viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Palankių orų, žemės derliaus gausybės ir taikių laikų, Viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Už keliaujančius į jūrą ir sausumą, sergančius, kenčiančius, kalinčius ir jų išganymo, Viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Į dangų turime išvaduoti iš visokios sielvarto, pykčio ir nepritekliaus, Viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globok mus, Dieve, savąją malonę. Viešpatie pasigailėk. Švenčiausia, neskaičiausia ir labiausiai palaiminta, šlovingai mūsų valdovė, Dievo gimdytoja ir visuomet mergelė Marija, ir visus šventuosius paminėję, patys save vienas kitą ir visą mūsų gyvenimą Kristui Dievui paveskime. Viešpatie. Nes tau gera
visą mūsų gyvenimą Kristui Dievui paverskime. Nes tavo yra valdžia ir tavo karalystė ir vienybė ir garbė, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Mano siela viešpatį garbink, šlovinsiu viešpatį, kol gyvensiu. Laimingas, kurį Jokūbo Dievas palaiko, kad
mūsų tikėjimas ir darbai gerą vaisių duotų. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai ir dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Naujosios Dievo ir žmonių sandoros sergėtojai, Evangelijos įsakų vykdytojai, visi Lietuvos šventieji, žemišką kelią ortodoksiškai tikėdami perėjo, šventųjų tėvų tradiciją saugojo, nusižeminusių iki kryžiaus mirties Dievo Sūnaus nuolankumo pavyzdžiu nusekė. Meldžiame Jus, užtarkite mus Kristaus Dievo į jos keisčiausiosios motinos akivaizdoje, kad dėkinga širdimi giedotume. Džiūgaukite visi Lietuvos šventieji. Melskimės Viešpačiui. Viešpatie pasigailėk. Nes šventas esi mūsų Dieve ir tau šlovę mes teikiame, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžių. Šventas Dieve, šventas galingasai, šventas nemirtingasai, pasigailėk mūsų. Šventas
išmintis. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Tu Dieve atkeršysi už mane, man tautas pajungi. Duodi savo pastatytam valdovui didingai laimėti. Tu maloningas savam pateptiniui, Dovydui ir jo einiams per amžius. Žmonės mylintys valdovę, apšvieski mūsų širdis tavo pažinimo tyrąja šviesa ir atverk mūsų dvasinės akis, kad suprastume tavo Evangelijos žinią. Duok mūsų pagalbę laimę, laikytis palaimintųjų tavo įsakymų, idant įveikti visus kūno geismus, žengtume dvasinio gyvenimo keliu ir mąstytume bei elgtumėmės taip, kaip tau tinka. Nes tu esi mūsų sielų ir kūnų šviesa, Kristau Dieve, ir mes šlovę teikiame tau ir tavo bepražiui tėvui, bei tavo švenčiausiai gerai dvasiai gaivintojai, dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Dieviška išmintis, stovėkime pagarbiai, pasiklausykime šventosios Evangelijos, ramybės jiems. Ir tavo dvasiai. Skaitinys iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie, garbė tau. Dėmėkimės. Anuo metu, vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Mat buvo žvejai. Jis tarė: eikite paskui mane, aš padarysiu jų žmonių žvejais. Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjų sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučtuojau palikę valtį ir tėvą nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalias.
kaip mes gyvensim, o kasgi žuvį gaudys. Ir daugybė visokių kitokių klausimų kiltų, bet jie išgirdę tuos žodžius, o tie žodžiai buvo dvasiškai viduj tokie galingi, tokie įtikinantys, kad jie viską paliko ir nusekė paskui. Kaip kadaise Abraomas, Dievas jam liepė: pakilk, imk savo šeimą ir eik. Ir vėl tie patys klausimai būtų: tai kur eiti, o kas ten bus, o ką man ten daryti reikės, ką eiti. Čia iš visko turiu, gerai gyvenu, tu mane laimini, o dabar imk šeimą, gyvulius ir eik. Ir žinai, kad tik tai pakeliui, kada nors ir kaip nors, Dievas jam pasakys, kur, bet Abraomas pakilo ir nuėjo. Štai koks tikėjimas gilus. Kada pajunti, kad tai Dievas kalba tau, kad kreipiasi į tave tas, kuris apsprendžia visą tavo gyvenimą, visą tave, o ne tik ten pasakys, ką tau daryti paskui ir kuriam nors laikui. Ne, jie nusiekė jį su visam laikui, visam gyvenimui. Ne truputį, ne vienai dienai, ne metams, o paskui tu žiūrėsim. O visam gyvenimui. Ir štai taip veikia Dievas, taip veikia šventoji dvasia iki šiol, kada žmogus išgirsta tokius žodžius. Kaip jis juos išgirsta? Įvairiopai. Turbūt tikrai yra išskirtiniai atvejai, kada žmogui pasirodo ar Viešpats Dievas, ar Marija, ar šventieji ir kažkaip pasako, sapne ar dar kaip nors ir pasako: tu daryk tą, arba įtikėk, arba elgis taip, arba nesielk taip. Tai iš tikrųjų labai reti atvejai. Mes tą Dievo šaukimą išgirstam kitaip. Išgirstam galbūt net per kitus žmonės. Išgirstam per šventąjį raštą, maldoje. Ir kaip išgirstam, kaip pajuntam, kad Dievas mums kalba ir ką kalba. Tai yra toks labai sudėtingas procesas, gilus ir kiekvienam savas, savaip pateikiamas. Dievas kiekvieną žmogų veda jam tinkamu būdu ir kreipiasi į žmogų taip, kad jis suprastų, suvoktų: taip, tai yra Dievo žodis, tai tu mane kvieti ir aš eisiu paskui tave. Ir štai tokie žmonės, kurie išgirdę tą kvietimą, lygiai kaip apaštaliai tuo metu tiesiogiai išgirdė Jėzaus žodžius, jis dar gyveno tuo metu čia žemėje su mumis. Ir paliko viską ir nuėjo, bet taip šventieji per visus amžius iki mūsų dienų išgirsta ir taip pat palieka viską ir eina paskui. Palieka viską, tai yra nebūtinai tampa vienuoliais, išeina į dykumą arba kaip kitaip. Jie palieka tai, kas trukdo eiti paskui, kas tempia už rankovės, už kojos atgal, neik ten, kur tave kviečia jisai. Pabūk čia geriau, čia linksmiau, čia gražiau. Iš tai palieka tai. Tai yra palikti šį pasaulį, ne tą, kurį Dievas kūrė gražų, nuostabų ir mums paliko, kad mes čia būtume ir eitume iš Dievo keliu, ne, o paliktume tą pasaulį, kurį valdo ta piktoji dvasia. Ta prasme pasaulį palieka ir einam paskui. Štai per visą istoriją labai gerai matom daugybę pavyzdžių, kaip šventoji dvasia pakvietusi žmonėse
mažiau žinomi, nes jie gyveno labai seniai. Tada gal nebuvo tokios galimybės, o gal ir būtinybės ir noro ir minties tokios fiksuoti, kaip jis gyveno. Daugiausiai tai būdavo kankiniai, kurie atiduodavo savo gyvybę už tikėjimą, už galimybę būti su Dievu, už tą pasirinkimą. Ir todėl mes labai mažai apie jų žinome. Dažnai tik tai maždaug amžių arba maždaug periodą, kokio imperatoriaus persekiojusio krikščionis valdymo laikais jie gyveno, ir maždaug galbūt ir miestą, arba tik regioną arba šalį, kur jie buvo nukankinti. Ir dažniausiai mes nežinome nei kur, nei kada gimė, ir labai dažnai net kaip gyveno. Mes tik tai žinom, kaip jisai mylėjo už Kristų. Ir todėl, kuo mažiau žinių, tuo dažniau tie gyvenimo aprašymai, tegu labai trumpi, bet apauga tokiamis legendomis. Jos gražios, jos nuostabios, viskas gerai, bet tada mes kažkaip tai į tuos šventus žiūrim kaip į tokius, ne visai galbūt tikrus žmonės. Kaip kažką tai tokio galbūt sugalvoti, kaip pavyzdį. Mes pamirštame, kad tai buvo realūs, gyvi žmonės, kurie gyveno savo laiku, turėjo tokių pat didesnių, mažesnių problemų kaip mes. Mums jie atrodo kažkokie labai labai tolimi. Ir net tegu ir kokiais artesniais laikais gyvena, bet vis tiek tai kažkur toli, mes to šalies net nežinom. Pasakyta ten kokios nors Pisidijos provincijos kankiniai. Gerai, buvo tokie. Šaunu, nuostabu. Pirmą kartą, kai jos išgirdo, išvažiavę iš tos vietovės, galbūt daugiau neišgirsim. O jeigu kalendoriuje išgirsim, tai mums kaip asocijuosis, buvo tokie kankiniai. Labai gerai, kad iš toj šaly buvau, toj vietovėje buvau pailsėti. Lygiai kaip mes žinome, tarkim, Šventąjį Mikalojų, kuris gyveno labai seniai, bet ar mes žinome, kaip dabar vadinasi tas miestas, kuris buvo arkivyskupu. Mirų miestas, Lygijos provincijos centras, sostinė. Dažniausiai pasakysim, kad tai Turkija. Teisingai, tai Turkija. Dabar tas miestas vadinasi Demerė. Ir gerai. Skaitom gyvenimo aprašymą, kadangi Šventas Mikalojus irgi tais laikais gyveno, kada tikrai nedaug buvo rašyta, o jeigu rašė, kas nors tai labai trumpai, lakoniškai, toks stilius būdavo, taip jau priimta ir popierius buvo labai brangus, todėl taip ir daug prirašyta. O paskui su laiku vis apaugant štai tomis legendomis pasirodo, dabar jau ištirta, kad į vieną gyvenimo aprašymą apie Šventąjį Mikalojų mes manom, kad jisai iš Lygijos provincijos miesto pasirodo sudėti 3 Mikalojų gyvenimo aprašymą. Tai nieko blogo. Vis tiek tų kitų Mikalojų gyvenimo aprašymai taip pat yra tinkami pavyzdžiai mums, krikščionims, mūsų dvasinėme kelyje. Tai iš tikrųjų gerai. Bet štai tuos kitus Mikalojus mes ir dabar neišskiriam. Todėl, kad jie gyveno kažkada tai, kažkur tai, senais, kaip pasakose sakoma, neatmenamais laikais už 9 marių. Todėl taip ir sakoma pasakose, kad neaišku kur, neaišku kas, neaišku kada. Todėl dar kitą sekmadienį po visų šventųjų mes švenčiame kiekvienas savo šalies, galbūt savo regiono šventųjų minėjimą. Tai priartina mus prie jų. Todėl, kad tada bent jau mes nesakysim, kad ten kažkur tai.
mes jau žinosim savo šalies istoriją daug giliau ir daugiau faktų negu kokios nors kitos. Visi mes mokykloje mokėmės istoriją, visuotinę istoriją, ir žinom apie Romos imperiją, apie Graikiją, apie Persiją, apie artimųjų rytų šalis ir kas ten vyko. Bet per daug mes turime žinių, daug mumis neliko net ir geografijų kažkokių žinių. Dabar žinome, kur koks miestas kada buvo ir kaip vadinasi. Tų miestų pavadinimai dabar visai kitokie. Tada buvo lotyniški ir taip tariami, dabar kitaip. Ir net kartais neatseka. Tarkim, buvo Sardikos susirinkimas, bažnyčios susirinkimas, kur labai svarbus buvo priimti nutarimai. Ir dabar kas šį per miestas? Ieškosim, žinoma, ir nerasim jo, nebent kažkur tai Wikipedijoje ar kitur pasiskaitysim, kad tuometinė Sardikė ar Sardikas, vėl kaip ten, ne visai žinoma, kaip tiksliai lietuviškai pasakyti, dabar tai yra Bulgarijos sostinė Sofija. Ir tada mums kažkaip susieina, ai va, čia kur viskas vyko. Tai jau dabar man aiškiau, jau dabar artimiau, jau dabar labiau man tai yra papasakota. Nes taip tai mums visada atrodo, kad ten kažkur už 9 jūrų marių. Ir štai tada švenčiame mūsų šalies, mūsų regiono šventuosius. Va šitaip mes reaguojame. Jie gyvena čia šitam konkrečiam mieste, šitam konkrečiam kaime. Ten jisai gimė, ten jisai dirbo, ten jisai tarnavo, ten jisai žuvo. Ir mes vaikštam tomis vietovėmis. Maža to, kažkada tai buvo žmonių, kurie galbūt kiekvienai kartai vis mažiau ir mažiau, bet vis pasakodavo mano laikais, o kitas sako mano tėvų laikais, kitas sako mano senelių laikais ir taip toliau. Gyvena čia toksai. Ir mes ateiname į tą vietą ir taip mąstom, net melsdamiesi viešpatį, taigi jis čia buvo, jis toje vietoje ir aš dabar čia. Jis buvo galbūt mano kaimynas, iš mano kaimyninio kaimo ar miesto rajono. Ir tada man jis tampa toks artimas ir jo pavyzdys, krikščioniško gyvenimo pavyzdys, yra ne toks kaip už 9 jūrų marių. Gal gyveno, gal negyveno toks, gal buvo tai, gal nebuvo, bet pavyzdys gražus, nuostabus. Bet tikrai žinom, kad tai buvo. Tikrai žinom, kad jis čia gyveno. Ir tada kitaip reaguojam. Tada matom, kad šventoji dvasia labai konkrečiai veikia per labai konkretų žmogų, kurį Dievas mums iškėlė kaip pavyzdį. Ir tu taip gyvenk. Visi jie kaip begyventų, ką beveiktų, ar jie kankinė, vienuoliai, vyskupai, ar pasauliečiai buvo tokio švento gyvenimo, ką beveiktų ir kaip besibaigtų jų gyvenimas, bet jie atsiliepė į šitą kvietimą. Sek paskui mane. Dar kitaip pasakyti, būk visada su manimi. Eik su manimi. Gyvenk Dievuje. Atverk savo širdį taip, kad Dievas galėtų tada apsigyventi. Ir štai tie žmonės atsakė į tą kvietimą, į tą raginimą teigiamai. Ir todėl jie yra šventieji. Todėl net ir skaitydami jų gyvenimo prašymus, mes ten pamatysim labai kartais tokių mums net papiktinančių dalykų. Kaip tai šventasis galėjo taip pasielgti arba taip reaguoti kažkokį tai įvykį ir taip toliau. Bet taigi jis buvo žmogus, bet atsiliepęs
esi. Ir tada tu būsi tuo, kuo raginu tave būti. O mūsgi pasakyta, lygiai kaip kiekvienam iš mūsų, ne tik Petrui ir Andriejui ir taip Jokūbui ir Jonui, bet ir kiekvienam iš mūsų. Eikite paskui mane, kiekvienam iš mūsų, bet kuriais laikais. Ir dar po 1000 metų skaitys mūsų ten ainiai Evangelija ir jie savo šitos žodžius adresuosi, taip ir turi būti. Ir taip pat mums ir visiems iki vieno, o ne tik išskirtiniams, kurie jau dabar iškelti altoriaus garbę, ten dangaus karalystėje tokie, kuriuos mes vadinam šventaisiais, ne tik jiems buvo pasakyti tie žodžiai, būkite šventi, nes jūsų dangiškasis tėvas šventas. Čia pasakyta kiekvienam, absoliučiai ir neišskiriant ani vieno. Ir tai yra labai svarbu. Štai kur mus kviečia Dievas, štai kaip mus ragina gyventi. Ne maždaug kaip išeis, kad tik svarbu didelių nuodėmių nepadarytume, geras žmogus, o tikrai geras, ne. To maža, šventas turi būti žmogus. Jau irgi ne kartą, bet tai kalbėjome, kaip yra apaštalai, tais laikais dar gyvai perdavė tuos žodžius, tuos raginimus, kreipdamiesi į vieno ar kito miesto krikščionių bendruomenės. Jūs šventieji. Va tai, ir jau ne kartą sakėme, jeigu rašytume į Lietuvą, čia Kauno bendruomeniai laišką, tai ir į mus kreiptųsi, va tokius, mus kokie mes esame. Va tokius. Ir ne kitokius. Kreiptųsi jūs šventieji. Kodėl šventieji? Todėl, kad pasirinkom tą kelią sekti Jėzui. Todėl, kad pasikrikštyje gyvenam tuo, meldžiamės. Kažkaip tai ieškom dvasinio gyvenimo, to gylio. Norime būti su Dievu, bendrauti su juo, meldžiamės. Todėl mūsų kelias yra šventumo kelias. Ten vedantis ne kur kitur. Nėra kelio taip. Maždaug geriau būti, kad pataikytume į tuos dangaus atradus vartus. Kito kelio nėra, tik šventumo kelias. Vienintelis, kuriuo vedamus Dievas, šventoji dvasia. Kito kelio nėra. Ir neteisingai mąstom, žinoma, su nuolankumu reikia, bet tai priimti, kad mes pašaukti eiti šventumo keliu. Bet esam dar nuodėmingi, dar nenugalėję to, kas mumyse neduoda eiti, neleidžia, kažkaip tai užtveria, kovojam su tuo ir mes stengiamės nuolankiai, matydami savo galimybės, bet Dievas šventoji dvasia veda, padeda. Ir tai tik vienintelis kelias, kito kelio nėra. Ir tai mums parodo tie šventieji, kurie buvo tokie patys žmonės kaip mes, su tokiom problemom. Ir kartais nežinodavo, ką daryti, ir kaip pasielgti, ir melsdavosi, ir verkdavo, raudodavo per naktis už savo nuodėmes. Taip, aš dabar taip galėjau pulti, kada mes taip nedaug besiskiriam nuo angelų savo galimybėmis. Tikėjau taip įsitvirtinę gėrį, kad jau pagalvoti negali apie blogį. Jie nesugeba, kažkaip jiems jau nebeišeina, tiek įsitvirtina gėrį. O mums reikia dar jėgų, pasirodo, ir pasiryžti, dar pagalvoti apie gėrį, apie šventumą, nes kai kas ragina nuodėmę padaryti, ranka pati kyla. Ir raginti nereikia ir jokių pastangų. Tik kyla, pačios kojos sueina. O kai sako, kad reikia gerą darbą padaryti, iš karto tada pradedam galvoti, o tai kaip čia bus, o tai verta, neverta, o sugebėsiu, nesugebėsiu, kažkaip apie nuodėmę taip negalvoju. Taigi, šventoji dvasia per tuos šventuosius, kurie gyveno čia tarp mūsų, su mumis, mūsų šaly, mūsų mieste, mūsų kaime, parodo, kad su Dievu būnant žmogui viskas galima, viskas įmanoma, tik norėti reikia, trokšti reikia. Viešpatie, taip noriu būti su tavimi, kad aš kito gyvenimo aš nematau. Aš nematau savęs kitaip gyvenant, be
dvasinis, kaip tai būtų mano gyvenimas, tik su tavimi. Amen. Visi tarkime iš visų širdies, sutelkę visas savo mintis, tarkime. Viešpatie pasigailėk. Viešpatie visagali, mūsų tėvų Dieve, maldaujame tave, išklausyk ir pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Pasigailėk mūsų Dieve dėl didžio savo gailestingumo, maldaujame tave, išklausyk ir pasigailėk. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Dar maldaujame už mūsų arkivyskupą ir visuotinį patriarchą Baltramiejų ir už visus mūsų brolius Kristuje. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Dar maldaujame už Dievo saugumą mūsų šalį Lietuvą ir valdžią, kariuomenę bei visus žmones, kad taikoje ir ramybėje gyvenimą nugyventume pamaldžiai ir dorai. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Dar maldaujame už mūsų brolius kunigus vienuolius ir už visą mūsų broliją Kristuje. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Dar maldaujame gailestingumo, gyvenimo pilnatvės, sveikatos, išganymo, aplankymo meto, nuodėmių dovanojimo ir atleidimo Dievo tarnams, šios šventovės dvasininkams, patarnautojams, parapijiečiams ir visiems, už kuriuos šiandien meldžiamės. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Dar maldaujame už palaimintus ir visuomet minimus, šios šventovės įkūrėjus ir už visus jau užmigusius mūsų tėvus, brolius ir seseris, čia visur kitur palaimintus ortodoksus. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Dar maldaujame už šios garbingos šventovės aukotojus ir gelbėtojus, joje besidarbuojančius, giedančius ir čia esančius žmones, laukiančius iš tavęs didelio ir apstaus gailestingumo. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Nes esi gailestingas ir žmonės mylintis Dievas ir tau šlovę mes teikiame, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai dabar ir visados ir per amžių amžius. Dar ir dar ramybėje melskimės viešpačiu. Viešpatie pasigailėk. Apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globok mus Dieve savąja malone. Viešpatie pasigailėk. Dieviškoji išmintis, idant tavo galybės visuomet saugomi, tau šlovę teiktume, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžius.
šventenybę Baltramiejų, Konstantinopolio Naujosios Romos arkivyskupą ir visuotinį patriarchą, tekmena Viešpats Dievas savo karalystėje visais laikais, dabar ir visados, ir per amžių amžius, garbingąją kunigiją Kristuje tarnaujančius diakonus, vienuolius, šios šventovės įkūrėjus, giedančius, parapijiečius ir jūs visus krikščionis ortodoksus tekmena Viešpats Dievas savo karalystėje visais laikais, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Dėl begalinio gailestingumo
išpažįstu vieną krikštą, nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo gyvenimo amžinybėje. Amen. Deramai stovėkime Dievo baimingai, susikaupkime, idant šventąją
ypač už švenčiausiąją, skaisčiausiąją, labiausiai palaimintą, šlovingąją mūsų valdovę, Dievo gimdytoją ir visuomet mergelę Mariją. Išties verta šlovinti tave, Dievo gimdytoją, visada palaimintą ir nekalčiausiąją, ir mūsų Dievo motiną. Garbingesnė už cherubinus ir nepalyginamai šlovingesnė už serafinus. Dievo žodį pagimdžiusią ir mergelę išlikusią, tikrąją Dievo gimdytoją, tave aukštiname. Už šventąjį pranašą pirmtaką ir krikštytoją Joną, už šventusius šlovingusius ir garbingusius apaštalus, už visus Lietuvos šventuosius, kuriuos šiandien minime, ir už visus savo šventuosius, jų maldų užtarimo aplankyk mus Dieve, ir atlink visus užmigusius su prisikėlimo amžinajam gyvenimo viltimi, ir duok galti visiems ten, kur šviečia tavo artumo šviesa. Dar meldžiame tave, Viešpatie, aplink ortodoksų vyskupus, teisingai skelbiančius tavo tiesos žodį, visus kunigus Kristaus diakonus ir visus tarnaujančius bažnyčioje. Dar šį žodinį tarnavimą atnašavimą už visą pasaulį, už šventą visuotinę ir apaštališką bažnyčią, už skaičiai ir dirbtinai gyvenančius, už Dievo saugomą mūsų šalį Lietuvą, jos valdžią ir kariuomenę. Duok Viešpatie, kad jų valdymas būtų ramus, kad ir mes jų tyloje galėtume tyliai, ramiai gyventi visokiojopai maldingą ir gelbstiną gyvenimą. Visų pirma, atlink Viešpatie mūsų ganytoją, jo šventenybę Konstantinopolio Naujosios Romos arkivyskupą ir visuotinį patriarchą Baltramiejų, suteik, kad jie šventose tavo bažnyčiose būtų ramybėje saugus, doras, sveikas, ilgaamžis ir teisingai skelbtų tavo tiesos žodį. Ir visus, ir visas. Atlink Viešpatie šį miestą, kuriame gyvename, ir visus miestus, šalis ir tuos, kurie kupini tikėjimo juose gyvena. Atmink Viešpatie keliaujančius jūrą ar sausumą, sergančius, kenčiančius, kalinčius į jų išganimą. Atmink Viešpatie aukotojus ir gelbėtojus, palaikančius tavo šventas bažnyčias, taip pat tuos, kurie rūpinasi vargšais, bei mums visiems išliek savąjį gailestingumą. Ir leisk mums vienu balsu ir vieninga širdimi šlovinti ir giesmę aukštinti tavo garbingiausiai ir prakilniausiai Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardą, dabar ir visados ir per amžių amžių. Ir tebūna aukščiausiojo Dievo ir mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus gailestingumas su jumis visais. Ir su tavo dvasia. Visus šventuosius paminėję, dar ir dar ramybėje melskimės Viešpačiui. Viešpatie, Dėkojame už taupotas, ypač vertintas garbingasis dovanas, Viešpatį maldaukime, kad žmonės mylintys mūsų Dievas, vynėsi ant savo švento ir dangiškai ir svetingo auguro, kaip kvapia
pasmerkimo drįsti šauktis tavęs, dangiškojo Dievo tėvo ir tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, šventas tavo vardas, ateini tavo karalystė, tiesi tavo valia, kaip danguje, kaip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagunda, bet gelbėk mus nuo pikto. Nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios dabar ir visados ir per amžių amžių. Amen. Ramybė visiems. Ir tavo dvasiai. Galvas viešpačiui palenkite. Dėl begalinio gailestingumo, dosnumo ir meilės žmonėms tavo viengimio Sūnaus, su kuriuo palaimintas esi tu ir tavo švenčiausioji geroji dvasia gailėtoja, dabar ir visados ir per amžių amžių. Tik vienas čia. Dimykimės, šventenybės, šventiesiems. Tik vienas šventas, vienas viešpats Jėzus Kristus, Dievo Tėvo garbei. Amen. Tikiu viešpatį ir išpažįstu, kad tu tikrai esi Mesijas gyvojo Dievo Sūnus, atėjęs į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Taip pat tikiu, kad tai yra tyriausiasis tavo kūnas ir garbingiausiasis tavo kraujas. Todėl meldžiu tave, pasigailėk manęs ir atleisk man mano nusižengimus, padarytus laisva valia ar nevalingai, žodžiu darbu sąmoningai ar nesąmoningai, ir leisk man be pasmerkimo būti tyriausių tavo slėpinių dalininkų, nuodėmio atleidimo ir amžinajam gyvenimui. Amen. Tavo slėpiningos vakarienės dalininkų priimk mane šiandien, Dievo Sūnau. Šio slėpinio tavo priešams neišduosiu ir nepabučiuosiu tavęs kaip Judas, bet kaip tas plėšikas tave išpažįstu. Prisimink mane viešpatie savo karalystėje. Viešpatie tavo šventųjų slėpinių priėmimas, ten neužtraukia man teismo ir pasmerkimo, bet lai suteikia sielos ir kūno išgijimą. Amen. Štai ateinu, dėl įvedimų mūsų karaliaus ir vyrų, garbingas švenčiausias mūsų.
gyvenimą Kristui Dievui paveskime. Viešpatie, viešpatie. Nes tu esi mūsų pašventinimas ir tau šlovę mes teikiame Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžių. Amen. Amen. Ramybė eikime, Viešpaties vardu. melskimės viešpačiui. Viešpatie pasigailėk. Viešpatie, kuris laimini tave laiminančius ir pašventinantis tuos, kurie tavimi vylėsi, padėk savo tautai paveldą savo palaimink, savo bažnyčios vienybę išsaugok, pašventink mylinčius tavųjų namų grožį, tu juos pašlovink savo dieviškąją galę ir nepalik mūsų, kurie tavimi vylėmis, suteik ramybę savo pasauliui, savo bažnyčioms, kunigams, kariuomeniai ir visiems savo žmonėms. Juk kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo tavęs šviesybių Tėvo. Tau tad šlovę ir dėkojimą ir garbinimą teikiame Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžių. Amen. Tesi palaimintas Viešpaties vardas nuo šiandien iki amžinybės. Tesi palaimintas Viešpaties vardas nuo šiandien iki amžinybės. Tesi palaimintas Viešpaties vardas nuo šiandien iki amžinybės. Viešpaties palaiminimas iš jo malonės ir meilės žmonėms tiesiant jūsų visais laikais, dabar ir visados ir per amžių amžių. Amen. Garbė tau, Kristau Dieve, mūsų viltyje, garbė tau. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, ir dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk, Viešpatie pasigailėk. Palaimink. Prisikėlęs iš mirusių Kristus, tikrasis mūsų Dievas, skaičiausiosios savo motinos, šventųjų šlovingų ir garbingųjų apaštalų, šventųjų Jono Auksaburnio Konstantinopolio arkivyskupo, šventųjų visų Lietuvos šventųjų, kurio šiandien minime, šventųjų teisiųjų Jokimo ir Onos ir visų šventųjų maldų užtarimų, te pasigailėti išgelbsti mus, nes yra geras ir mylinti žmonės.